Verygos postas buvo. Kaip Estija keičia savo požiūrį į seksualinį smurtą, pamoka Lietuvai. Estijos parlamente šiuo metu svarstomas seksualinio smurto apibrėžimas, kuris remtųsi aiškiai išreikštos valios nebuvimu. Daugiau nuorodo komentarų skilti. Čia labai racionalus, iš esmės tas sutikimo konceptas, kad, jeigu moteris nerodo, kaip čia, aiškiai išreikšto sutikimo, kurį gali bet kada atsiimti, tai, kad neprevartautų moterų ir savo žmonų ten ir panašiai. Čia yra būtinas dalykas priimti. Bet tada, pas mus, nerimstat ar ne, jau greit nieks su nieko jokių santykių nebeturės. Susipažinti jau nėra kaip, nes visi nosis į telefonus sukišę. O ar pažiūrėti, ar paliesti nieko negalima, nes daugtaškis. Šeimų vis mažiau, vaikų skaičiai tragiški, o jūs vis nerimstat sliekų pažastyse ieškodami. Maždaug seni, pala. Mes kalbam apie tai, kad moteris nustotų prievartauti. O jis tada pradeda kalbėti apie vaikų ir taip mažai. Pala, tai mes turim prievartauti moteris, kad vaikų daugiau būtų. Ką tu čia parašei, dalbajobė? Aišku, mes suprantam, kam jis parašė. Jis savo rinkėjim parašė, kurie vapšė protiškai neįgalus. Ir mes tada stebimės, kodėl dabar ir mergaitės auga ir panašiai ir gydos traumas, nuo tokių tėvų, kur tokie požiūriai yra, kur dėdės gali liesti mažametėme mergaitę, tai čia ir ten lysti ir bučiuoties, nes čia tipo, čia dėdė taip elgės. Fucking hell, nuo to ir gydos karta. Ir gal kai pasigydys nuo to, kai tokių kaip Verygų nebebus, priimsim normalius įstatymus, kurį moteris žiūrės kaip į žmonės, tada galbūt tos moteris ir panorės gal ir vaiką turėti, kai traumas išsigydys. Bet jau, my god, tokį dalyką parašo, ant kiek tu atitrūkęs nuo realybės iš tikro turi būti. Bet jų pasiūlymas, kaip išspręsti demografinę problemą, tai pinigų duoti išmokom ir tada šeimos sampratą grąžin prie religinės apibrėžimo. Ne konstitucinio teismo, ne kažko kito, iš religijos. Kad turi vaikų turėti per dogmą įkal žmogui, indoktrinuoti žmogų, kad tu turi vaiką turėti, šeimą turėti, nes taip reikia, nes tokia šeima ir valstybei taip reikia. Fuck that. Čia valstybė, kurioje nieks net turėtų norėti vaikų turėti, gerai. Bet kai tokį dalyką parašo, antiek atsilikėliai iš tikro. Okay. Beje, šitas pareiškimas, kurį perskaičiau realiai, bet kuriai paaugliai parodysi, moderniam ES moteriai parodysi. Tai, nežinau, ten vagina užsitrauks 30 metų apie vaikus net negalvos, kai net nupurtis, bet šitie žmonės galvoja, kad čia išspręs problemą. O realiai jie nesprendžia problemos, pataikauja savo rinkimų bazį, kurie jau senai vaikų nebegali turėti. Tai, žodžiu.